Sveiki. Kaip įprasta apie svarbiausius savaitės įvykius ir tai, ką mums reikia žinoti ir ką naudinga žinoti. Šį pirmadienį įvyko Teisės ir demokratijos darbo grupės susitikimas su Lietuvos puse, kitaip sakant, ir valdantieji, ir Lietuvos radijas ir televizija buvo pakviesti pakalbėti, pasiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta pastaruoju metu su viešuoju transliuotoju ir kodėl valdantieji nori apriboti jo teisės ir kontroliuoti, galima sakyti, ir turinį. Pagal susitarimą, žinoma, niekas neskelbia rezultatų. Pokalbis įvyko. Aš esu tikras, kad tai yra ne paskutinis pokalbis, nes tikrai aiškintis yra ką. Ir suprasti galbūt giliau taip pat reikalinga, tai tik tai rodo, kad Europos parlamentas rimtai ėmėsi šito reikalo. Tai nėra kažkoks tai, panorėjimas, kažkokios tai politinės užmačios ir panašiai. Visiškai skirtingai negu valdantieji ir jų tie vadinamieji politiniai aktyvistai bando pristatyti šitą reikalą. Klausykite, jeigu iš tiesų Gražulis, Tomaševskis, Veryga ir Andriukaitis nustatys kursą, ir pateiks visas šitas žinias, nemanau, kad nuo to bus iš tikrųjų gerai mums visiems. Štai naujųjų Seimo grupės narių iniciatyvų pateikti Seimo rezoliuciją, kurioje bandoma tariamai apsiginti nuo Europos kišimosi į Lietuvos vidaus reikalus. Aš žinau, kur tai veda. Stebint kitų valstybių, kurios slysta nuo demokratijos, sakykime taip, kalniukų žemyn, logika yra panaši. Kai tik tai kas nors, opozicija ar nepriklausoma žiniasklaida, pavieniai žurnalistai pradeda kritikuoti, viešai kritikuoti politiką arba politikus, valdančiuosius, kitaip sakant, tai bandoma sutapatinti su kritika valstybei. O kai kritika valstybei, tai žinoma valstybės saugumas, stabilumas ir panašiai, tokie žmonės labai dažnai ir greitų laikų pervadinami į valstybės priešus. Valstybės priešai turi būti persekiojami. Taip atsiranda ir užsienio agentų įstatymas ir kategorija ir panašiai. Aš nenoriu, kad Lietuva eitų tokiu keliu. Aš nenoriu, kad tie vadinamieji demokratijos gynėjai būtų Lietuvos veidas. Man būtų gėda, jeigu jie tokie taptų. Todėl iš tiesų, šiuo metu galima pasakyti, Lietuva valdoma iš užpakalinės sėdynės, kaip automobilis, ar ne? Ir ant tos sėdynės sėdi šūdmaišis, jo draugai, kriminalinis pasaulis ir visi kiti dalykai. Štai iš kur atsiranda ir iniciatyvos padidinti grynųjų pinigų panaudojimą, atsiskaitinimus ir panašiai. Nemanykite, kad tokia nešvari politika eina viena savaime. Jinai turi daug ekonominių interesų, kurie pažeis viešą Lietuvos interesą. Kągi, reikia pripažinti, kad Ukrainos situacija blogėja. Blogėja dėl to, kad štai ir Trumpo suderėtas paliaubų atakuojant miestus ir energetiką laikotarpis baigėsi. Putinas dabar naudoja visas galimybės, visas techninės galimybės toliau griauti Ukrainą, šaldyti žmonės. Tuo tarpu štai derybos dėl paskolos Ukrainai vis delsiamos. Nesuprantu kodėl. Yra ten kableliai, yra valstybių kai kurių narių interesai ir panašiai. Aš labai tikiuosi, kad kitą savaitę parlamentas beje jau gali balsuoti ir duoti savo poziciją, pritarimą ir kad prasidėtų tikrosios derybos. Aš tikiuosi, kad mes neįsivelsime nereikalingus žaidimus, kuomet, stingdantis šaltis taps dar vienu Ukrainos priešu. Ir deja, dalinai su mūsų pagalba. Netgi NATO generalinis sekretorius kažkaip keistai šipsodamasis ir linkėdamas sėkmės Ukrainai, nepadaro visko to, ką reikėtų padaryti. Sutelkti jėgas, mažiau kalbų, daugiau darbų. Derybos tarp Ukrainos ir Rusijos, tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms, Abu Dabyje, štai atrodo, kai kurių gerų rezultatų ir pasiekiama. Sveikinu sprendimą pasikeisti karo belaisviais. Iš tikrųjų labai gerai, bet tuo pačiu girdime ir naujus Rusijos reikalavimus. Šį kartą reikalavimas, kad visas pasaulis pripažintų Rusijos okupuoto Donbaso priklausomybę Rusijai kaip konstitucinį sprendimą. Tai reiškia, mums pakvietimas iš esmės tapti agresijos dalyviais. Nemanau, kad tai bus pritarta vakaruose.
bet tokių bandymų iš Rusijos visą laiką bus ir jie kartosis. Kągi, šį kartą tiek, daugiau Lietuvos, mažiau Europos, iki.